Labas! Šiandien dar vienas rudeniškas pasidalinimas apie aromatus, kurie rudenį gali tapti geriausiais mūsų draugais. Tiek mūsų emociniai savijautai, tiek mūsų fiziniai savijautai, tiek padėti mums spręsti tokias tikėtas, bet tuo pačiu ir netikėtas su savijauta susijusias situacijas. Na ir šiandien iš savo rankinės traukiu kitą mišinį RC. Tai yra mišinys tokiu mistiniu pavadinimu, 2 raidėmis. Tačiau iššifravus, šio mišinio pavadinimas reiškia palaikymą mūsų kvėpavimo sistemai. Respiratory congestion. Na ir apie ką šis mišinys, tikriausiai jau aišku iš to pavadinimo, ar ne, iš žodžio kvėpavimas, tai yra palaikymas visai mūsų kvėpavimo sistemai ir viskam, kas yra susijęs su ja. Tai pradedant nuo nosies užgulimų, varvančių nosių, čiaudulių, alerginių ar ne dalykų ir leidžiantis kvėpavimo sistemos takai žemyn. Tačiau kiekvienas iš šitų buteliukų yra naudingas ne tik mūsų fiziniai savijautai, ne tik tuo met, kai mums kažkas nutinka ir mums reikia pagalbos, ar ne, susitvarkyti su tais simptomais, neužleisti jų, ar ne, kad kažkas rimtesnio neišsivystytų, tačiau ir emociškai. Ne iš vienos iš savo klienčių esu girdėjusi tokių atsiliepimų ir netgi klausimų, siekiant suprasti geriau, kas čia vyksta ir kodėl to aromato taip pradeda norėtis, ypatingai rudenį ir ypatingai tuomet, jeigu suaugę žmonės mokosi kažko. Arba dalyvauja kažkokiuose tokiuose projektuose, kurie gali kelti daugiau streso, daugiau įtampos. Jiem be galo pradeda norėtis šito mišinio, sugrįžus namo, tam, kad organizmas, nervinė sistema, mūsų smegenys galėtų pailsėti, nurimti, atsipalaiduoti, ar ne, smegenys tokiu būdu, ar ne, veikiamos šio mišinio, siunčia atitinkamus signalus į mūsų organizmą, padėdamos jam taip pat paleisti įtampas ir pailsėti. Taip pat šis mišinys yra vienas iš efektyviausių adaptogenų. O adaptogenai, mėgstu juos lyginti su kokybiškais amortizatoriais. Įsivaizduokime, kad per savo situacijas, dienos situacijas, ar ne, gyvenimo situacijas, mes važiuojame senu, klibančių, įvairius tokius keistus garsus leidžiančių automobilių, o kelias be galo duobėtas, galbūt žvyrkelis, galbūt miško keliukas. Na ir senu automobiliu važiuojant tokiu keliu, mus gerai atkrato, ar ne? Mes nei fiziškai, nei emociškai labai komfortabiliai tikrai nesijaučiam, nei kelionės metu, nei po tokios kelionės. O dabar įsivaizduokit, kad kelias lygiai toks pat, nes jūsų gyvenime situacijos lygiai tos pačios, iššūkiai tie patys, ar ne, darbų gausa, reikalų galbūt gausa, neskuba, vaikai, darbai, galbūt projektai, galbūt verslas, ar ne, ir taip toliau, santykiai, žinoma, su žmonėmis, bet jūs važiuojat geru, kokybišku automobiliu, su gerais amortizatoriais. Tarp kitko, ką tik pro šalį pravažiavo būtent toks automobilis. Kaip ženklas. Kaip jaučiatės šios kelionės metu? Kelias lygiai toks pat, situacijos tokios pačios, iššūkių, taip pat gausu, skubos, ar ne, ir viso kito. Bet savijauta, tiek emocinė, tiek fizinė savijauta yra kokybiškai kitokia. Ir mes per tokias situacijas šitaip neišsibalansuojam, neišeinam iš savęs, ar ne, neišsireguliuojam emociškai, neišreguliuojam savo nervinės sistemas. Tai yra ypatingas, tylusis, bet neapsigaukim, nemažiau efektyvus palaikymas buteliuke. Na ir grįždama prie fizinės savijautos palaikymo, noriu pasidalinti savo patirtimi. Kai kas sako, kad sloga yra ne liga, ar ne, jokia problema, nes, gydoma ar negydoma vis tiek praeina arba per savaitę, arba per 7 dienas. Mano atveju, dar prieš 5 metus sloga buvo problema, nes visų pirma, labai dažnai sirgdavau sloga. Ir antras dalykas tai, kad man visada sloga susikomplikuodavo į sinusitą. Na ir ją išvyti ir organizmą atstatyti man prireikdavo 2-3 savaičių nemažiau. Ir kai tik tai pažindinausi su šiais eteriniais aliejais iš Ingliving, rudens pradžioj man vėl bandė kabinti sloga. Tai yra tas periodas, ar ne, kai keičiasi metų laikai, kai keičiasi orai, ar ne, na ir organizmas tiesiog šitaip sureaguoja, ar ne, į oro permainas. Tada man pavyko
slogą išprašyti per 2,5 dienos. Man tai buvo neįtikėtinas dalykas, tiesiog pasitelkus štai šitą RC mišinį. Na, o kitą kartą, kai man vėl kabinosi sloga, tai nutiko po 4 metų, nuo to karto, kai man per 2,5 dienos, ar ne, pavyko atsikratyti slogos, man pavyko slogą išvyti per pusę dienos. Tiesiog sugriebus, laiku pajutus tuos laikus simptomus, ar ne, varvančią nosį ir nepatingėjus panaudoti šitą mišinį.